Sveiki visi besiklausantys dingusių žmonių šeimų paramos centro antrosios tinklalaidės. Praeitoje laidoje kalbėjome apie prevenciją, apie priežastis, kodėl dingsta vaikai, kodėl bėga iš namų, apie tai, kokį vaidmenį atlieka teisėsauga, apie Amber Alert sistemą ir dar daugiau. Bet atrodo tarsi ir darytųsi aiškiau, bet klausimų vis dar kyla. Kyla kokios priežastys, kodėl vaikai vis dar bėga iš namų. Ir kad būtų daug aiškiau mums šiandien, mes pasistengsime pasikalbėti ir panagrinėti šiek tiek plačiau. Šioje laidoje gilinsimės į vaikų delikventinį elgesį ir bandysime išsiaiškinti problemas, kurios dažnai veda link pabėgimų iš namų. Kad visa tai būtų aiškiau suprasti ir gautume teisingus ir reikalingus atsakymus į mums rūpimus klausimus, šiandien mums padės kriminologė iš Vilniaus universiteto filosofijos fakulteto, docentė daktarė Aušra Pocienė bei vaikų ir paauglių psichiatras Linas Slušnys. Tai laba diena, gerbiama Aušra, labai norėtųsi laidą pradėti nuo sąvokos delinkvencija. Gal galėtumėte mūsų žiūrovams papasakoti, kurie nėra susidūrę su tokia sąvoka iš tikrųjų? Taip, tai mokslinė sąvoka, kur vartoja ją tyrėjai, kurie dirba su šitą klausimu. Tai jeigu taip labai bendrai, tai delinkvencija tai yra jaunuolių, vaikų, paauglių, žmonių, kurie nėra pilnamečiai, padaromi nusižengimai, normų pažeidimai. Tai čia toks formalus apibrėžimas. O paprastai tariant, tai priklauso, kas yra ta norma, tai yra aibė, tokia amplitudė, daug elgesio, visokiausių pavyzdžių nuo iki. Tai ką žmonės dažniausiai atpažįsta ir supranta, tai kai sako nepilnamečių nusikaltimai, ar ten nepilnamečių nusikalstamumas būna, tai čia toks tarsi aišku, bet tai yra tik labai, nedidelė dalis iš viso to elgesio. Tai konkrečiai nusikaltimai tai yra tai, kas padaroma, išaiškinama ir kur jaunuoliai, jauni žmonės, vaikai, paaugliai atsakingi pagal baudžiamąjį įstatymą ir mes žinom, kad ten yra labai nedaug tų straipsnių. Tai va čia šita dalis. Bet apskritai delinkvencija yra daug platesnis terminas, jisai apima daug platesnį elgesio modelių, ten visą spektrą. Tai kaip pavyzdžiai, tai gali būti daug dalykų, ar ne, ten mokyklos nelankymas, nežinau, muštynės ar kažkoks nors vandalizmo aktai, arba netgi pagaliau, kur mes sakom, kad tai yra ne vaikams skirtas elgesys, ten alkoholio vartojimas ir panašiai, aišku, dabar ten ir apie narkotikus daug kalbam. Tai gali būti nuo iki, į ką mes reaguojame, bet tai nėra vien tik tai nusikaltimai, nes nusikalstamos veikos yra labai maža dalis toj delinkvencijai, nes paaugliai, jaunuoliai, jie yra jauni žmonės, kurie dar negali atsakyti. Tai, kaip jūs sakote, eilinis žmogus, nežinau, tai mes intuityviai jau kažkaip, jeigu į kažką reaguojam, tai mes, sakom, ten įvairių tų pavadinimų, bet gali būti nuo iki galbūt kažkoks labai iššaukianti išvaizda kitiem nepatinka ar ne, dar kažkas toks. Čia irgi gali būti traktuojama? Čia tas nėra traktuojama, bet į ką mes reaguojame ir kas mus ar ne mums nepatinka. Bet jau kai kalbama apie delinkvenciją, tai turbūt tos pažeidimus, kurie jau aišku, kad negerai čia. Tai nebūtinai bus pagal įstatymą ten išaiškinta, nes yra didelė latencija. Tiesiog ne viskas patenka, ar ne, ir ne viskas turi patekti iš tikrųjų į teisėsaugos akiratį. Tai toks delinkvencijos yra bendras apibrėžimas ir tai nėra vien nusikalstamos veikos. Tai tikrai ne, bet plačiau. Kadangi dabar labai daug įvairių delikvencijos tam tikrų požymių jūs papasakojate, šiaip įdomu sužinoti, kokia situacija Lietuvoje, ar daugėja tos delikvencijos kažkokių elgesių, ar mažėja, bet kaip ir jūs minėjote, jis labai įvairus. Tai gal kalbėkime apie tą daugiau gal nusikalstamą veiką, kur iš tikrųjų nubaugina galbūt visuomenę, tėvus pačius. Tai labai geras klausimas, jau mes čia kriminologai kaip maldelę kartojam. Tai tiesiog noriu nuraminti, jeigu jau kalbam apie tas nusikalstamas veikas, kurios neramina, tai aš nuo 2003-2004 metų tendencija yra mažėjanti, tikrai mažėjanti. Ir beje, tai sutampa ir su suaugusių žmonių nusikaltimais. Aišku, ten žiūrint, kokie nusižengimai, ar nusikalstamas veikos, bet tikrai tai nėra tragiška.
situacija ir jūs vis tiek sakot, kalbėkime apie tuos nusikaltimus, bet tai yra, kaip minėjau, labai maža dalis, o yra kiti delinkventinio elgesio apraiškos, tai tada mes darom tyrimus, apklausas ar ne, ir Lietuva 3 kartus dalyvavo tarptautinėme tyrime, 6, 13 ir 22 metais. Tai galima buvo pamatuoti tas tendencijas ir tas irgi noriu labai pažymėti, kad ir tos tendencijos rodo mažėjimą. Aišku, ten buvo klausima konkrečių dalykų, ką jų vaikai, moksleiviai daro, ar ne, ten vandalizmo aktai, dalyvauja muštynės ir panašiai. Tai čia irgi sumažėjo. Ir kas dar labai įdomu, ką mes pastebėjome analizuodami, tai labai sumažėjo berniukų sąskaita. Pas berniukus tas nukritimas buvo didesnis nei pas mergaitės. Ir gal po to ateis klausimas, bet tarkim, pažiūrėjau, sumažėjo, kad jie dalyvauja muštynėse. Anksčiau buvo didesnis procentas, dabar mažiau. Tai čia galim irgi aiškinti, kad galbūt tai daugiau jie ne gatvėse dabar būna, ar ne, ten ar socialiniuose tinkluose kažkur. Bet taip, tai žiniasklaida labai piešia tą dramatišką vaizdį ir aš manau, ir ekspertai, kurie tiesiogiai dirba su tais vaikais, jau, ar ne, tai tikrai rimtas klausimas, bet jeigu tai bendrai žvelgiant, tai nėra Lietuvoje tragiška situacija, kur reikėtų tiesiog labai panikuoti, tai tendencijos yra tokia. Matau, kad ir Linas tikrai turbūt pritarė šitai nuomonė jūsų. O dabar kalbant apie delikventinį elgesį, tai kaip jūs vis tiek kaip specialistė galite pasakyti, kokie socialiniai veiksmai įtakoja, kad jis atsiranda toksai, iš kur visą tai gali kilti? Labai bendras klausimas. Taip, labai platus. Tai ten turbūt reikėtų žiūrėti pagal kiekvieną ar ne tą veiksmą, ar ne, ar ten praleidžia pamokas, bėgio aš pamokų, ten muštynės, dar kažką. Bet gal tai bendras atsakymas būtų, tai mes prisiminkim, kur vaikai būna, kokios erdvės. Tai sakyčiau 3. Tai pirmiausia yra šeima, tada mokykla, ir yra laisvalaikis. Ir mes ten visko rasim. Tai šeima, aš manau, čia jau tiesiog tautologija, čia mes kiekvieną kartą kartuojam, tai yra pati pirma, artimiausia aplinka ir kas atsitinka ten, kodėl ta delinkvencija ar net ten tas elgesys. Tai pirmas dalykas, gal dar kitaip pasakysiu. Šiaip, nežinau, šita tokia mintis, kad vaikai pažeidinėja normas ir kažkas vyksta, tai labiau yra normalu nei nenormalu. Nes, paauglystė, ar ne, psichologai gal labiau pasakytų, bręsti, ieškai savo tapatumą, reikia tave kažkaip save įtvirtinti, reikia tas ribas bandyti ir taip toliau. Sunku turbūt su savim susižiūrėti. Ir tada kaip šeimoje. Tai šeimoje, aišku, gali būti kritiniai atvejai, jeigu yra kažkokia labai sudėtinga situacija. Irgi kiek pasinagrinėjau tą oficialią statistiką, kur vaikai nukenčia, pavyzdžiui, nuo kažko, tai tikrai ne gatvėj, bet yra šeimose daug tokių dalykų. Tai ten ir fizinis smurtas gali būti, ir lytinis, ir ten nepriežiūra. Tai va čia reikia žiūrėti, kas vyksta. Bet socialiai pažeidžiamose šeimose. Aš gal neįvardinčiau konkrečiai, visko gali būti, bet tai jeigu ten yra. Kitas dalykas, gal nebūtinai ta šeima yra ten kažkokia destruktyvi pati, bet tai yra paauglystė, tau reikia paramos, atsakymo, palaikymo ir jeigu šeimoje to nėra, tai irgi klausimas, ar ne, ir tada kur tam vaikui suras. Mes neseniai atlikom tyrimą dėl kitų klausimų, dėl psichotropinių medžiagų vartojimo ir ten buvo vienas iš klausimų, jeigu tau kiltų problemų apskritai gyvenime, ar tu turi ką kreiptis, tai ten šeimoje pirmoje vietoje yra mama, tada tėtis šiek tiek atsilieka, bet 10% buvo tokių vaikų, kurie pasakė, aš neturiu nei vieno žmogaus, į ką aš galėčiau kreiptis ir ką tada. Tai vat šeima yra ta pirma ląstelė, pirma aplinka ir kur tikrai nereikėtų sakyti, kad čia turi mokyklos sužiūrėti. Šeima yra labai svarbu, tai čia nieko naujo nepasakysiu. Tada mokykla. Mokyklos kontekstas irgi daug daroma, bet irgi kas atsitinka, pavyzdžiui, ten vienas iš tokių pirmų būna signalų, kad po to ten delinkvencija vis labiau prasideda ir nepažiūrėjau bėgimai iš pamokų, kodėl neina į pamokas, tada žiūri, kas yra. Nesiseka turbūt mokslai, pasiekimai blogi, ar ne, tada spaudimas mokyti, tada galbūt tuos vaikus nurašo, jiems negerai, ar ne.
tada kaip padėti, ar ne, kaip suprasti, kaip nemaršyti to vaiko. Tai čia. Ir tada laisvalaikis, tai čia irgi daug galima kalbėti, bet pavyzdžiui, jau Lietuvoje jau mes čia prieš 20 metų, kolegos sakė, šitą atradom, užsienis vėl pakartojo naujais tyrimais, vadinamas tas nestruktūruotas laisvalaikis, kad labai svarbu, ar ne, kur vaikas dalyvauja, kur jisai jaučiasi reikšmingas, kažkokie pasiekimai, pripažinimas. Ir jeigu jisai turi kur būti ir jeigu dar šiek tiek yra, tokia truputį negriežtai kontroliuojama aplinka, bet kur yra suaugusie, kurie gali pastebėti, nukreipti arba kur kažkokių pozityvių dalykų siekiama, tada labai gerai. Bet yra tas laisvalkis, vadinamas, nestruktūruotas, kur jie neturi kur pasidėti, ką veikti, nėra užsiėmimų. Gal aš negaliu taip apibendrintai sakyti apie visą Lietuvą, bet didmiesčiai vis tiek turi daugiau galimybių ir tėvai finansiškai. Ir tada jau jie sugalvoja, ką veikti patys, ar ne. Ir tada gali būti tokio nudreifavimo. Mokyklai tu nepritapai, nepripažintas ar ne problemos. Ieškai čia, jeigu patenki į tokią kompaniją, kur kiti pasiekimai nelabai geri, tai visko gali būti. Tai mano čia toks labai bendras atsakymas, nes priklausomai nuo to, kokia ta delinkvencija, ką jie daro. Tai ir priežastys gali būti skirtingos. O kaip manot, ar kažkokia prevencija yra vykdoma ir kaip jūs galvojat, ar jinai yra sėkminga, galbūt kažkokio, matote, kad reikia kažkokio pakeitimo kitokio? Tikrai netlikau tyrimų, negaliu čia dabar kaip ekspertė sakyti jo, ar sėkminga, tai bent jau tos tendencijos ar negeros, tai bent jau tai patvirtina, kad nėra pas mus labai blogai. Aš manyčiau, kad tikrai daug daroma ir mokyklose, ir įvairios iniciatyvos yra, bet kas, tarkim, mum kaip kriminologam labai užkliūva, tai tokios labai tokios kietos, griežtos rankos, kur būna iniciatyvos, pavyzdžiui, kova su psichotropinių medžiagų vartojimu. Tada aptveria tvoras, dronai, tada tuos vaikus testuoja, žodžiu, tokie vos ne tokie policinės vaikai, arba jie išsigąsta, užsisklendžia, slapstosi. Tai tokios labai griežtos tokios priemonės, galbūt kurį laiką jos suveikia ten ar ne, bet jos ne per įbauginimą. Tai mano tai toksai galvojimas ir iš mūsų, ką mes čia nagrinėjom, eiti per pozityvą, daugiau vaikus įtraukti, ne juos kontroliuoti, gąsdinti, persekioti, bet juos labiau įtraukti kažkur į tokias pozityvės veiklas. Nežinau, mes irgi, kai darėm analizę vienos savivaldybės, ką jie veikia, tai jie laisvalaikiu. Tai pirmoje vietoje socialiniai tinklai, tada ruošia namų darbus, tai yra gerai, tėvam padeda, tada žiūri filmus. Ir ten paskui kažkur ten gal sportas, o kitų tokių nėra. Bet aš kalbu ne apie visą Lietuvą čia konkrečiai. Tai tada, jeigu tu kažkur esi įtraukęs, tu neturi to laisvo laiko tokio tuščio, tai tada tu tikrai ir atrasi save, nesiseka gal moksluose, bet kitur gerai. Tai vat aš gal toks prevencijos priemonės gal reiktų labai atsargiai žiūrėti į tas griežtas ir tokias labai kietas, nes su vaikais reikia turbūt per pozityvą kalbėti. Trapūs jie gana vis viena ir paaugliai. Kiekvienas taip sureaguot gali labai irgi skirtingai. Linai, jūs dirbate su vaikais ir paaugliais ir tikrai mums labai opi problema, būtent šitoje tinklalaidėje ir visose jos serijose, būsimose ir buvusioje, vaikų pabėgimas iš namų. Gal galėtumėte iš savo būtent profesionaliosios pusės pakomentuoti, kokios galėtų būti to priežastys? Ar tai būna tarsi impulsyvus kažkoks sprendimas, ar tai jau yra pasekmė kažkokių vidinių konfliktų? Čia tikriausiai abu, nes bet koks pabėgimas yra impulsyvus veiksmas, nes labai retai, labai retas atvejis yra tokie labai iš anksto planuoti kažkokie tai veiksmai. Čia kaip panašiai su savižudybėm yra paskutinis lašas. Kažkas tai atsitiko, kažkas suerzino, kažkas įvyko ir padariau veiksmą aš staigiai. Kartais jie netgi bėga, sugebėdami nepasiimti absoliučiai nieko. Tai turiu galvoj, nepasiima nei kuprinės, nieko, viskas matoma tik į batus įšoko ir išėjo ir dingo. Tai
čia rodo impulsyvumą, nes žmogus, kuris tą planuotų, tai jisai apgalvotų kai kuriuos veiksmus kartais, apgalvotų, ką reikia daryti ir panašiai. Tų pabėgimo variantų tikrai yra įvairių ir pagrindinė turbūt, kai klausėte priežastis, taip, tai dažniausiai jau yra kažko tai pasekmė, kaip tam tikra galutinis taškas, kai vienoje pusėje, dažniausiai šeimoje arba nebūtinai šeimoje, tai gali būti krizių centre, tai gali būti globos kažkokiuose namuose, kur vaikai būna, kai jiems nebetinka santykis. Jų norų netitinka tie santykiai, kažkokie tai lūkesčių netitinka ir jiems sukyla pyktis. Ir tada jie pradeda galvoti, kad jie tokiu būdu išspręs savo egzistuojančią problemą. Ir tą problemą mano išeisiu, susirasiu tarp draugų, dažniausiai taip pat atsiranda labai tokių, kaip aš juos vadinu, išmintingų draugų, kurie palaiko, o čia teisingai padarėjai ir panašiai. Kas įdomu, labai dažnai būna toks paradoksas, tas tikrasis pabėgėlis susiranda draugus, bet nepraeina nei kelios valandos, tie draugai ramiai pareina namo. O tas pabėgėlis lieka vienas. Ir jo jau ieško ir kai randa, labai neretas atvejis, randa vieną. Kur tavo draugai, jie tai nebėgo iš namų, jie grįžo į tą savo terpę ir jie ramiausiai jau gyvena savo gyvenimą, vienokį, kitokį, bet palaikymas žiauriai didelis būna kartais tų savo bendramžių. Tai tą tenka su tuo susidurti. Ir aišku, jie paskui, vienokiu ir kitokiu būdu dažnai yra surandami, visgi Lietuvoje nemažai jų yra atrandama. Ir tų pabėgėlių, ir jie atsiduria jau tada kažkur tai dažniausiai tai atsiduria vis tik tai priėmimo skyriui su policija ir paskui jau sprendi, ką toliau daryti. Istorija tikrai labai įdomi, žinokit, iš jūsų pusės. O kalbant apie patį pabėgimą iš namų, tai kaip galėtumėt papasakoti, ar šeimos vidinė dinamika ir mokyklos aplinka įtakoja tokiems vaikų, paauglių sprendimams? Čia reikia suprasti vieną dalyką, kas yra paauglio smegenys. Aš visą laiką sakau, nepamirškim, kad paauglio smegenys yra atominė elektrinė. Vyksta nuolatinis procesai, naujos jungtys ir visa kita. Už tai mes matom tuos visus dinaminius emocijų sproginėjimus, kalneliai ten ir visi ten tarpekliai, kaip sakoma, emociniai. Tai pakyla, tai nusileidžia, tai ten lyg tai viskas tvarkoj, staigus užsiplieskimas. Tai yra labai normali paauglio smegenų veiklos dalis ir tą reikia suprasti. Savaime aišku, šeimoje ne visi tą suvokia. Dažniausiai visi suaugę, man labai patinka susakyti, visi suaugę yra beveik, didžioji dalis yra pamiršę, kad buvo patys paaugliai ir kai kurie iš jų net negeresni negu jų vaikai. Bet jie staiga galvoja, kad jų vaikai turi būti geresni ir jie tikrai nei nesikeiks ten su tais suaugusiais, turi elgtis labai tinkamai ir tam nereikia net įdėti pastangų vien todėl, kad aš esu suaugęs, tu turi gerbti, kaip aš sakau. Ne. Suaugę turi užsitarnauti pagarbą ir paaugliai šito reikalauja labiau negu bet kuri kita, sakysim, amžiaus grupė, nes vieni mokam susitaikyti, vaikai dar priima mažesni iki paauglystės, priima santykius tokie, kokie yra, o jau paauglystėje mus pradeda suaugusius, aš visada sakau, suaugusius paaugliai pradeda mankštinti, kas yra pagarba. Ir tas pagarbos klausimas sugebėti išgirsti, išklausyti ir netgi sugebėti išbūti jo pyktyje, čia yra normalus dalykas, bet pyktis būna, išbūti tame pyktyje, čia jau yra suaugusio savitvardos kompetencijos klausimas, o jinai paprastai yra gana žema. Ir vienas kartas, antras kartas, šaukia, rėkia, dar ką nors ten pasako, tuoj pat prasideda žeminimas, tuoj pat prasideda menkinimas, pastangų kažkokių tai, dar primeta, kad tu čia mažas, dar tu, kaip sakoma, patylėk nieko nebaigęs. Ir mes turime pabėgimą. Ir dažniausiai tada jau žiūrima, kas atsitiko.
Taip, pas mus viskas namuose gerai, čia bėgimas nėra niekaip susijęs su būtinai kažkokiam tai sudėtingom šeimom, tai visai bėga ir iš didelių inteligentų šeimų tenka susidurti. Ir kai tu pradedi analizuoti, aš visuomet sakau, jeigu yra tokia problema, tai man vaiko nereikia, man reikia tėvų. Ir tai yra sunkiausia dalis, nes dažniausiai tėvai nori, kad tu kažką gydytum, kažką pakeistum, o jie nenori nieko keisti. Nes, mes tai jau, kaip sakoma, su pozicija, su nugyventa patirtim ir visa kita, ką mes turime keisti, jisai turi keistis. Bet ne, keistis turi suaugę, keisti turi savo elgesį ir tada mes galime išvengti tų tolesnių pabėgimų. Jeigu mes toliau šauksim, jeigu toliau tą patį darysim, garantuotai mes turėsim tą pačią situaciją. Šiaip labai daug visuomenėje tiek psichologai, tiek psichiatrai šneka apie vaikų savižudybės, ar ne, ir kokios prevencijos, kaip atpažinti tuos signalus. Tai kaip atpažinti iš vaiko elgesio, kad jis galbūt ruošiasi tam pabėgimui iš namų. Nes, šitas tai turbūt, man atrodo, labai sunkiai pastebimas dalykas. Gal yra kažkokie signalai būtent tų vaikų, nes mažai apie tai iš tikrųjų yra šnekama dabar labai. Paradoksaliai pasakysiu, jeigu tuos signalus mes sugebėtume taip ryškiai atpažinti, vaikas nepabėgtų, nes tai yra susiję su labai atidžiu klausimu ir stebėjimu, ką jisai veikia, kuo jisai užsiima, su kuo bendrauja, kokiose pateko grupėse, su kokiom grupėmis jisai ten bendrauja, kokie yra tie jo minties naratyvai. Jeigu mes šitą įjungsime ir būsime atidūs, mes sugebėsime kai ką paaiškinti. Ten, kur yra bėgimo problema, arba tas dažniausiai šitos dalies suaugusiems ir trūksta. Jie nemoka klausyti, jie nemoka stebėti ir netgi pastebėję, tuoj pat iš karto neša priekaištų, lavina, ką tu čia darai, ten visokie. Vietoj to, kad pabandyti įsigilinti į situaciją, įeiti į tą nekelti papildomo konflikto, o neįeiti į konfliktą ir pabandyti su tuo vaiku bendrauti, didžioji dalis nemoka šito. Aš suprantu, kad man yra priekaištas pasakytas, tai tau gerai, tu ten psichiatras, tu čia toks išsilavinęs. Aš ne psichologas, tai tu turi padėti vaikui. Taip, aš turiu padėti vaikui. Bet aš esu bejėgis, jeigu tu nekeisi savo elgesio. Aš bejėgis esu. Mes turime suprasti, kad paauglys yra mano veidrodis. Paauglys yra tai, kas aš esu. Tai skamba labai taip drastiškai ir nuimu, kaip dažniausiai čia gąsdina paauglystę visokiais dalykais visuomenę, tai aš visuomet sakau, negąsdinkit visuomenės paauglystę. Tai nėra liga, tai nėra bėda. Visi tą išgyvenam ir visada tai bus. Klausimas, kiek mes išmoksime patys tos savitvardos, savimonė, kada pas mus ateis šito lygio kompetencijos stiprios, emocinės kompetencijos, su kuriomis mes galėsime tuos santykius palaikyti pakankamai tvarius, švarius emociškai, be tokių žiaurių kažkokių tai žeminimo, menkinimo elementų, kurie pas mus labai dažnai. Ir jie kartais nenaudojama smurto. Čia beje, fizinio smurto, aš turiu pasakyti, stipriai yra sumažėję, net ir namuose. Suaugę bijo, bet kai kurie atvirai pasako, man būtų paprasčiau, duočiau į galvą ir viskas, bet tai kas tada? Taip, negalima tada čia maždaug aš čia kažko taip negali, ieškokim būdų, bet reikia mokytis. O mokymasis yra jau pakankamai sudėtingas, kai tau yra ten kokia 35-40, persimokyti savo įpročius, aš turiu pasakyti, kad reikia geležinės valios, užsispyrimo ir pirmiausia turbūt suvokimo, ką aš darau ne taip. Ir tai reiškia, kad aš turiu beprotiškai mylėti tą savo vaiką, beprotiškai turėti interesą, kad jam būtų gerai ir suvokti, kad jeigu aš tą pakeisiu, jisai pasikeis ir jisai mane priims. Ir šito trūksta.
Ir su tuo mes susidurime. Labai daug iš tikrųjų kalbėjom ir iki fakto, iki to pabėgimo, kaip pamatyti, ir po fakto. Tai jūs tikrai sakėte, jog susitinkate priėmime su vaikais, kurie būtent grįžę po pabėgimo. Mums labai įdomu sužinoti ir žiūrovams, kokia ta pagalba yra teikiama jūsų kaip specialisto tokioms šeimoms ir vaikams, kurie grįžta po to pabėgimo. Ar jie kreipiasi iš vis tokios pagalbos? Ar jūs galbūt ją turite būtinai suteikti? Dažniausiai čia kalbam, ne aš teikiu, teikia visa ten didžiulė komanda, tai yra Vaiko raidos centro Santaros, Vilniaus universiteto Santaros klinikų Vaiko raidos centras yra, kuris dirba su šitais atvejais. Lygiai taip pat tiesa ir dirba ir Naujosios Vilnios Respublikinė psichiatrijos ligoninė su tais vaikais, kurie pabėga ten. Pas mus jie patenka jau paprastai su policijos palyda. Vaiko teisės, ten vaizdelis būna paprastai toks labai dramatiškas, kai vienas paauglys ir daug institucijų. Ir ten, nežinau, 4-5 kartai 6 suaugę ir toks pats jautiesi netgi toks staiga, pačiam tenka pas juos, aš kartais jaučiuosi kaip nykštukas, toks staiga įeini žmonių, visi įsitempia, visi ten ir tas paauglys. Ir tiesą sakant, dažnai paauglys yra labiau atsipalaidavęs. Ne pirmas kartas ir jisai žiūri į tą spektaklį. Ir man tai taip gražu žiūrėti į tą paauglį, kad jisai visi čia ką čia daryti ir visą kitą, jis atsipūtęs maždaug, o tai ką jūs man padarysit? Ir tu jauti, yra atveju, kada būna tikrai ten ir ligos galbūt kažkokiu tai dalyku, bet tai yra nykstamai maži atvejai, nykstamai maži. Didžioji dalis yra santykių kažkokiu tai problemos, santykių neišspręstų kartais 10 metų, kartais 15 metų, niekas į tai nekreipė dėmesio, nežiūrėjo ir staiga nustebo vieną gražią dieną, kad jis nebeklauso, jis nebeveikia tas mechanizmas taip, kaip buvo numatyta, kad visada pasakydavo ir veikdavo, dabar nebeveikia. Dabar jau, kai pasakau, paima, apsisuka ir išeina. Tai šitas labai žmonės nustebina, manęs ne. Ir turbūt ta linksmoji dalis, aš sakau, man čia yra linksmoji dalis, kai tu žiūri į paauglį ir tu supranti, kad jis tą situaciją iš tiesų dažnai žiūri kaip į atrakciją. Mes esame atrakciono dalyviai. Ir man tas taip patinka, manęs tas neerzina, priešingai, man tai patinka. Ir tu turi, ir aš suprantu, kad mes turime kažką tai daryti ir dažniausiai ką mes darom. Jeigu jisai lieka tolesniai pagalbai, aišku, rekomendacija visada, tai dirba labai daug specialistų ir socialinis darbuotojas įsijungia, ir psichologai, ir pabėgimo vaistais tabletėmis neišgydysi beje. Čia ir iš karto sakau. Ir ką mes galim padaryti, jeigu stengiamės tarpžinybiniai susitikimai šiek tiek paprotinti tėvus, suaugusius, bandom, bet mūsų įrankiai tame yra maži, nes, kaip aš sakau, ligoniai pacientas tampa vaikas. Ir mes dirbam su vaiku. Tai vienintelis kelias, ką mes galime daryti, tai kelti jo sąmoningumą, suvokimą apie tai, kiek žalos jisai daro su tais savo pabėgimais. Sau. Niekada neakcentuosim, kad tai yra žala mamai, tėčiui, ten kam nors iš suaugusių kitų. Čia ne tiem žala. Tu darai sau. Tu turi patekti vėl į to vaiko sielą ir kad jisai suvoktų, kad šitas žingsnis jam kenkia, kad jis jam yra nenaudingas. Ir tada, kai labai neretas atvejis, tu randi tą raktą, kad jau jisai suvokia, bet jis užduoda klausimą. Aš grįšiu, man čia gerai, man viskas aišku, aš grįšiu į įprastą terpę, ką man daryti ten, aš vėl gausiu tą patį. Aš vėl gausiu. Mokykloje pasakys, kad aš nevykėlė, mokykloje pasakys ten dar kas nors kažkokiu, arba tu niekad neišmoksi, nes aš galiu pasakyti labai paprastai, kada pas mus pradeda daugėti vaikų. Vasarą mes neturim ką veikti. Ligoninė neturi beveik ką veikti. Kodėl mes neturim ką veikti? Todėl, kad nėra mokyklos. Atsiranda mokykla, atsiranda spaudimas papildomas.
dar kai viena interakcija nieko, o kai yra mokykla, interakcijų atsiranda daug. Tai yra daug spaudimo. Mokykla savo, tėvai savo, dar kažkas kieme kažkokį ir viskas. Saugikliai iššaudė, išmušė ir jie arba bėga, arba atsiduria pas mus dėl kažkokių tai emocinių dalykų, sudėtingų situacijų ir viso kito. Viskas, mes turim bėdą. Tai aš manau, kad mums reikia vieną dalyką sutvarkyti. Labai stipriai pradėti mokyklose, kaip aš sakau, dirbti su tuo, kad mokykla nebebūtų Pavojaus zona. Šiandien kartais jie piešia, važiuokit, Artinas ir Rugsėjis piešia, kad ir vėl prasideda mokykla, patys vaikai. Vasarą, aišku, visiems patinka, kam ne. Suaugę tą šneka. Tai kaip padaryti, kad vaikas lauktų mokyklos? Įsivaizduojat, čia reikia padaryti, yra tokių mokyklų. Aš galiu drąsiai pasakyti, kad yra tokių mokyklų, kur vaikai sako, kad vasaros jiems yra per daug. Lietuvoje šiandien yra tokių mokyklų. Ir jie nori grįžti, nes ten jiems bus suteikta daug erdvės, daug galimybių, atsiras žmonės, santykis ir jiems tai yra be galo svarbu. Jiems tas vasaros periodas yra per ilgas. Pats esu šiemet ir ne vieną kartą vasarom su vaikais dirbdamas šitą esu girdėjęs. Tai vat reikia, kad praktiškai visi. Ir aišku, tada reikia tų nelemtų suaugusių sąmoningumų. O, ilgas kelias per kopas. Ilgas. Bet niekas nežadėjo žmogui, kai jisai jau atsistojo ant kojų ir jis pavirto žmogumi, niekas jam niekada nežadėjo, kad bus lengva. Taip, be abejo. Ir tas paauglys iš tikrųjų daug visko išgyvena. Man labai patiko, vat, kaip jūs pasakėt, kad tai tikrai nėra kažkokia diagnozė, liga, kad paauglystė ir tikrai pas vaiką kaip atominė elektrinė. Labai geras tikrai pasakymas. Čia reikia turėti galvoje, čia yra fiziologija. Taip. Mes šitam amžiaus tarpsnyje formuojasi naujos jungtys ir neurologiškai ten tos naujos jungtys tai yra visą laiką atsiranda. Žmogaus smegenų fiziologijoje yra taip, kad sakau, maždaug apie 28 metus mes tą žinom, sustoja naujos jungtys formuotis, tada mes pradedam senti. Ir tada mes naudojam tuos ryšius, kurie yra susiformavę. O šitam visą laiką. Tai vyksta iki pat 28, bet intensyviausias periodas vyksta būtent paauglystė. Jis todėl ir atsirado paauglystė, kad tuo metu vyksta tiesiog dramatiški smegenų pokyčiai ten. Ir tai yra, atrodo blogis, bet jį reikia išnaudoti tam, kas yra geriausia. Emociniams ryšiams formuoti, būtent šitos ryšius suformuoti, tam tikriems įgūdžiams suformuoti. Čia yra pats geriausias laikas, jeigu mes tą aiškiai suvokiam, kad per šitą naujų ryšių formavimąsi mes padėsime pagrindą likusiam 80 metų gyvenimo. Čia yra, tą reikia suprasti, kiekvienas suaugęs tą turi suprasti. Ir rėkimu, žeminimu mes dėja to nepasieksim. Taip, mokykla, tėvai, visi turi labai daug tos įtakos. O dabar pakalbėkime apie dar vieną dalyką, kur paaugliai tikrai, ne tik paaugliai, turbūt ir mes, labai daug laiko praleidžiam socialiniuose tinkluose. Tai galbūt pas jūs, Aušra, norėčiau paklausti kaip kriminologijos specialistės, ar būtent socialiniai tinklai turi įtakos vaikų delikventiniam elgesiui, jų formavimuisi ir tam pačiam pabėgimui iš namų. Galbūt yra, tikrai socialiniai tinklai, jie labai dinamiški, labai greitai keičiasi, reiškia, atsiranda įvairių vadinamų trendų, madų tam tikrų paauglių tarpe. Ar jie kažkiek įtakoja, galbūt esate susidūrusi? Tai turbūt taip, ar kažkiek įtakoja, tai taip, nes viskas mums daro įtaką. Aišku, yra tas toksai dabar klausimas, ar vien toks adatos efektas, žiūri ar ne tos, vaizdus, dar būna ten iššūkiai visokie ir dabar įsėdais nusižengimus. Tai aišku, tai tokio vieno nėra, taip, kad turi būti kompleksas dalykų. Gal bendrai pasakysiu, šiaip toks pastebėjimas, kadangi aš sakiau vis mažėja ar ne tos delinkvencijos ir panašiai, tai dabar dar tokia prielaida daroma, kad ir mažėja tų tradicinių ar nesakiau muštynių mažiau, nes labai nudreifuoja tos socialinius tinklus. Jie ten gyvena, būna ar ne, ir visko ten vyksta ir mūsų tas tyrimas rodo, kad tikrai ten yra ir tų patyčių, ir svetimo vaizdo pasisavinimo ir taip toliau.
Kita problema, kad tai yra mažai, sunkiai dar kontroliuojama erdvė, net kalbant apie suaugusiosius, kas ten vyksta ar ne, jie ten turi uždaras grupės, tai visko ten gali atsitikti. Ar gali taip tiesiog, ar ne, sukelt kažkokį tai, kad paskatina daryti delinkventinį veiksmą, aš negaliu atsakyti, ar ne, ten tik girdžiu, kad ten yra tie iššūkiai, padaryk tą. Turbūt labai svarbu tas vaiko sąmoningumas kritinis, gal dar ir nuo amžiaus labai priklauso, nes irgi čia anksčiau būdavo tyrimai ne tik apie socialinius tinklus, bet kiek vaikus per televiziją, visur matomas smurtas veikia ir ar jie pakartos. Tai čia turbūt psichologai geriau pasakytų pagal raidą, kaip jie ten sugeba atskirti realybę nuo fantazijos, tai kuo mažesnis, to turbūt labiau ta įtaka yra. Bet kad taip visiškai socialiniai tinklai lemtų delinkventinį elgesį, aš nepasakyčiau, nes, kaip minėjau, yra daug dalykų ir šeima, ir mokykloj, kaip sekasi, daug susideda, bet kad prisideda, tai be abejo, nes ir ten tos, ir tarkim, ką minėjau, ar ne, kad delinkvencijos sumažėjo berniukų sąskaita ir dabar labiau pastebim, kad šiek tiek išsisterina tos ribos tarp lyčių, kad anksčiau jau berniukai labiau delinkventai, ar ne, jie taip auklėjama, dabar ir mergaitės panašiai, ir netgi socialiniuose tinkluose irgi jos ten aktyviai pasireiškia. Tai kad taip vienareikšmiškai, kad vien tik socialiniai tinklai, tai ne, bet kad turi įtakos, tai žinom. Gal jūs, Linai, ką pridurti turėtumėte? Socialiniai tinklai turi įtakos, bet pritariu aš iš tiesų, kad tai pasakyti vieną, kaip yra su tais socialiniais tinklais. Labai gražiai kartą, aš pasakysiu pavyzdį tiesiog, labai paprasta, ne tik čia ne apie delinkvenciją, pabėgimus, apie savižalą. Tai pavyzdžiui, suaugę net nežino, kad savižalos kaip tam tikrą streso nuėmimo principą socialiniai tinklai deklaruoja kaip superinį variantą. Sunku patikėti, bet man parodė. O kaip tai vyksta? Dabar, kai sako, veikia socialiniai tinklai. Tai čia va tas, kas yra višta ar kiaušinis pirmiau. Žmogus jaučiasi kažkaip tai. Nerimas, įtampa, kažkas yra negerai. Ką jis pradeda daryti? Jisai savo socialinėse paskyrose, nežinau, ten vienam, kitam, pradeda ieškoti, kas panašiai jaučiasi. Ir kaip su tuo, kaip sakau, paauglių kalba kalbant, kaip su tuo dylina. Arba kaip su tuo gyventi reikia. Ir staiga socialiniai tinklai turi robotus. Ir jie pradeda mesti ištisai algoritmas čia veikia. Algoritmas pradeda veikti apie tai, kas yra blogai, iki tokio lygmens, kad galų gale tau siūlo patį didžiausią briedą, kaip aš sakau. Tai jau didesnės nesąmonės negali sugalvoti, bet man kaip vaikai, paaugliai pradėjo rodyti šito, sakiau, o čia tai geras, sakau, tai jums paaiškina. Sakė, jo, paaiškina, kaip reikia daryti. Yra, kurie paaiškina, kad kaip nepamatytų tėvai tos save žalojimo ir jums palengvės. Aš sakau, tau pasiteisino. Jo, man pasiteisino, aš daug kartų dariau, bet va dabar mama pamatė. Ir dabar čia mane atvežė. Tai socialiniai tinklai veikia, bet vėl noriu pasakyti tą patį, kad tai atsiranda todėl, kad vaikas besijausdamas jis pradeda to ieškoti. Tai dabar klausimas, jeigu vaikas jaučiasi gerai, jisai šito neieškos. Taip? Jisai to nebandys skrolinti ir jis ieškos kitų dalykų, kurie ten, sakysim, apie perspektyvą, apie dainininkus, dar kažkas, kas jam rūpi. Galbūt kažkokius tai žaidimus, dar jis ieško šitų dalykų. Bet jeigu jis jaučia nerimą, jaučia nuotaikos kritimą, jisai pradeda ieškoti panašių. Ir tie socialiniai tinklai labai greitai paduoda. Jie labai greitai paduoda ir staiga jis atsiduria nejučia, atsiduria tam takelyje, būtent kuriame ko jisai ieškojo, o kuo daugiau jisai ieško, tie algoritmai jie taip sudaryti, kuo tu dažniau tą paspaudi, tuo dažniau tau paduoda. Ir čia nėra nieko atsitiktinio. Tai ką mes, pavyzdžiui, kodėl man patinka kai kurios mokyklos drąsiai pasako, žiūrėk, įžengiai pro duris, telefono nebe. Ir tą daro ne todėl, kad čia kažkam tai trukdo, tą daro, kad netrukdytų mokymosi procesui, kad tie socialiniai tinklai nedirgintų.
Pas mus ligoniniai tas pats, pas mus nėra telefonų. Mes, kad netrukdytų sveikimo procesui. Tai visa tai yra susiję, kad mes sakom, paauglius, telefonai, žinutės, net ir žinutės paprastos, jie veikia. Ir tu gali turėti dėl to problemą. Tai čia nėra labai paprastas dalykas, aš nežinau, kaip su tuo tvarkytis taip visuotiniu mastu, nes, nu dėja, kaip sakau, pas mus net suaugę turi ne po vieną prietaisą ir kartais aiškina, kaip paaugliams yra negerai naudoti ten kokį telefoną, bet tėvelis vos ne 2 telefonais apsikabinęs tuo pat metu. Viename ten vieną daro, kitame kitą darbą daro, žaidžia čia darbo, čia žaidimų telefoną. Net iki tokio lygio. Ir tada tu tikiesi ko? Kad vaikas to nedarys. Kaip sakau, nu, nebūkime sapnai. Teisingai sakot. Ir aš manau, kad būtent socialiniai tinklai, kad jų įtaka yra labai didelė, yra vienas galbūt iš tų tokių mitų, kad, nu, taigi labai lengva dabar viską, kaip sakyti, nurašyti tiem socialiniam tinklam. Tai su kokiais, pavyzdžiui, jūs abu savo profesinėje veikloje susidurėte su mitais visuomenėje apie vaikų pabėgimą, delikventinį elgesį, nes apie socialinius tinklus palietėm gana nemažai, o ką dar, pavyzdžiui, esate girdėję? Aš gal labiau apie delinkvenciją, ne apie pabėgimus. Tai aš jau minėjau, bet yra tie mitai, kad pas mus daugėja tos delinkvencijos, kad tie vaikai yra kažkokie monstrai. Aišku, kai yra rezonansiniai įvykiai, tai čia, nu, tragedija visiems, net ir viena auka yra, nu, jau daug, ar ne? Bet toksai išplėtimas pagal vieną atvejį, išplėtimas visiems, kad čia tie mūsų vaikai nepataisomi. Žinau, kad, tarkim, kokiuose nors mažesniuose miesteliuose, tai irgi dar būna iš kokių nors tenai ar policijos, ar bendruomenės, ten tie vaikai neturi ko užsimti, kažką padaro, ar net nusižengia. Nu, tai viskas tavo ateitis nurašyta. Toks išankstinis nurašymas ir, nu, toks įtikėjimas, kad čia nieko daugiau nebus. Nu, tai tokie labiau. Aš tai galvoju apie tos pabėgimus, kalbant, tai tokių didelių papildomų kažkokių nėra. Galbūt jau ką pasakiau. Vienintelis, kai kalbam apie vaikų norą pabėgti, jie vis tik tai reikia suprasti, kad jie gyvena pasaulyje, kurio patys nekontroliuoja dar. O ypač paauglystėje atsiranda tas didelis noras kontroliuoti jau tam tikras situacijas. Ir jeigu mes nepersiorientuojam, turiu galvoj, suaugę žmonės nepersiorientuoja į šitą iš kontrolės pereiti į tam tikrą atsakomybių pasidalymo, tam tikrą principą, tai mes turėsime šitą, nes jie nori. Demokratiją vaikai išnaudoja tiesioginę prasme. Jeigu jau yra demokratija, tai aš darau tą, ką aš noriu. Apie tai, kad demokratija tai yra įstatymų rinkinys, susitarimų rinkinys ir kad tie susitarimai turi tam tikrą veiksmą, dėl ko mes gyvename demokratijoje, šitai ateis vėliau. Jie dar šito nesupranta ir nereikia tikėtis, taip, praeis laiko, supras. Nors ne visi bendrai suaugę kartais nesupranta šito principo, bet vis tiek didžioji dalis pradeda suprasti. Tai mums reikia tiesiog tą suprasti ir padėti jiems šitą amžių išgyventi, pragyventi, kaip įmanoma saugiau, su kuo daugiau paaiškinimų. Bet tokių jau, kur neišsigandus, ne tada, kai dega prisvilęs puodas, bet pasistengti tą puodą maišyti visą laiką reikia, kad jis visą laiką būtų maišomas ir neprisviltų. Tai šitas pastanga turbūt yra pati sudėtingiausia bet kuriam iš suaugusių asmenų. Aš dar norėčiau jūsų paklausti, tiesiog man irgi kažkaip ir nuskambėjo šiek tiek ir jūs po to pasakėt, ar mes dar neturim to mito, kad čia tik tai tų asocialių šeimų ir delinkvencija ir pabėgimai. Tikrai taip, čia yra labai stiprus mitas, čia nėra visiškai niekaip susiję su socialiniais kažkokiais tai socialiniam sluoksniais. Tiesą sakant, daugybė vaikų netgi iš tų socialiai apleistų arba sudėtingų šeimų net ir nebėga, nes ten, pasakysim taip,
laisvės ten dar yra daugiau dažnai, nes tiesiog nesirūpina vaiku ir netgi tokius vaikus perkėlus į tam tikras struktūras, tam tikras vietas, kur atsiranda taisyklės, jie bėga ir dėl to, nes labai daug randasi taisyklių, pagal kurias reikia gyventi. Ir jeigu tu gyvenai 10-12 metų be taisyklių ir staiga tave atneša ir tau sako, žiūrėk, dabar tu darysi šitą. Čia yra kartais, kai kam sakau, įsivaizduokite, jūs gyvenime nežinojot nei kas yra futbolas, nei kas yra futbolo kamuolys. Ir vieną gražią dieną jūs pastato futbolo aikštę ir sako, dabar pradėsi žaisti futbolą. Bet viskas, ir išbėgi ir eini žaisti. Jūs nežinote, nuo ko pradėti, ką su tuo kamuoliu daryti, jūs nežinote, kuo užsiimti. Ir čia su tokiais vaikais yra problema jau kita. Jie už tai kartais ir bėga net iš globos namų. Bet jie bėga ne iš blogos kartais valios, nes ten visokių jų yra, bet dažnai matau žmonės, kurie tikrai tame darbe stengiasi, deda daug pastangų, kad tas vaikas būtų, bet jų taisyklių yra per daug rinkiniai ir per greitai. Jeigu tu galėtum nuosekliai, bet staiga įvyko avarija, namuose jį paėmė ir ten nebuvo, staiga yra. Ir jie nežino, ką su to daryti. Ir tada aš pirmo pasitaikiusiu momentu, ką aš darau, aš bėgu. Ir bėgu toli, jeigu žinau, kad mane pagaus namuose, tai kur nors kitur turiu pabėgti. Arba netgi grįžti į tuos namus, nepaisant to, kad ten yra beprotiškai nesaugu, kad ten niekas jau nesirūpins ir kad ten nei emocinė, nei bet kokia fizinė sauga ten niekam nerūpi. Tai va čia yra ta problema, kad apie tuos mitus, kad būtent iš tų šeimų bėga. Aš sakau, ne iš ten bėga. Man dažniau, kad tai yra žmonės, vaikai bėga iš, taip sakant, šeimų, kuriuose išsilavinimas pakankamai didelis. Bet išsilavinimas nėra, tas pažintinis intelektas, jis nėra jokia norma. Tu gali turėti labai didelį IQ ir visiškai būti, kaip aš kartais jau drastiškai sakau, tu gali būti visiškas asilas emociškai. Ir dėja tokių yra. Ar galima sakyti, kad delikventinis elgesys ir pabėgimai iš namų yra susiję tarpusavyje? Pavyzdžiui, kad jeigu delikventinis elgesys, delikventiškai elgesi vaikas, tai jau visai bėgs iš namų ir taip toliau. Tiesiog dar konkrečiau, žinau, kad kalbėjom jau pradžioje šiek tiek apie tai, kad yra labai daug skirtingų tų sričių delikvencijos. Aš galiu tiesiog pabandyti pamodeliuoti, būtent ką mes kalbėjom. Tai jeigu vaikas elgesi delinkventiškai ar ne, tai vadinasi, tėvam problema, ką čia dabar daryti. Ir jeigu tie tėvai nežino, kaip su tuo būti ar ne, ten pasako, tai dabar bus taip ar ne, tu čia man gėda darai, dar kažką tokio. Tai vadinasi, delinkvencija lemia, kad tėvai kažką turi reaguoti ar ne, jau pavėluotai turbūt reaguoti. Tada jie nemoka į tai reaguoti, reaguoja per griežtai ar kažkaip nemoksliškai ir taip toliau. Tai suveščiau tada prie to, tada, kaip jūs ir sakėt, ką tada tam vaikui daryti, tada pabėga. Bet taip. Tai realiai kažkiek koreliuoja tarpusavyje. Tai turbūt viskas susiję, taip. Na ir iš tikrųjų tikrai turėjom labai nuostabų pokalbį ir pabaigai norėtųsi, kad pasidalintumėte patarimais tėvams, mokytojams. Iš tikrųjų, kadangi rugsėjo 1 jau visai čia pat, o turbūt kai laida jau išeis, jau jau bus ir praėjusi. Tai iš tikrųjų, kaip kalbėti su vaikais apie pabėgimus iš namų ir apie delikventinį elgesį? Tiek šeimoje galbūt tai reikėtų apie tai pasikalbėti, mokykloje pedagogams. Kažkokį tokį praktinį patarimą. Čia dabar... Čia iš tų patarimų buvo daug visokių. Aš viduj nusijuokiau, kad aš pagalvojau, augo vaikai, aš nei su vienu nekalbėjau apie delinkvenciją, turbūt nesu kalbėjęs su savo vaikais. Ar reikia kalbėti dar čia? Būtent tą noriu pasakyti, kad ko gero, kam apie tai kalbėti, mes turime kalbėti ne apie tą elgesį, mes turime parodyti, turbūt pirmiausia, lūkesčiai, ko aš noriu ir ko tikiuosi, tą reikia pasakyti ir išsiaiškinti, ar tuos lūkesčių, kokie yra lūkesčiai pas vaiką.
ir juos pabandyti šiek tiek suderinti, nes nėra taip, kad aš visada sakau, mano asmeninis lūkestis vaikui yra nulis tol, kol mes jo bendrai neturime bendro kažkokio. Nes aš galiu svajoti, kad jisai studijuos Harvarde, galbūt Massachusetts universitete, kas būtų nuostabu, bet jam tai yra svetima. Bet jeigu aš šitą savo lūkestį užkelsiu ir imsiu spausti, tai aš turėsiu pabėgėlį. Jisai pabėgs, jeigu dar ištvers iki 18 metų, tai uždarys duris ties 18 metų ir pasakys daugiau, aš jo nenoriu matyti, arba bent jeigu nesakys, tai mandagiai neatvažiuos ilgai. Tai ko aš noriu su vaiku, tai kad tie mūsų lūkesčiai būtų maždaug sueitų. Tai yra, tu nori šito, aš tave matau šitaip. Dažnai vaikai save netgi nuvertina, aš nepadarysiu, čia tu padarėjai, čia jums tai čia buvo gerai, o man tai ne. Ir tada kalbėtis, tai yra vienintelis būdas su vaiku rasti išeitį, žmonės, tam kalba duota, tam yra duotos ausys. Kaip Markas Tvenas yra pasakęs, jeigu žmogus būtų sutvertas daugiau kalbėti negu klausyti, tai turėtų 2 burnas ir 1 ausį. Mes turim 2 ausis. Teisingai. Tai tada klausykim ir pasakykim, ką mes galvojam ir išmokykim šito. Išmokime tuos savo lūkesčius sudėti taip, kad jis jaustųsi saugus, kad kai šitą padarė, suaugęs žmogus, suaugę asmenys bus laimingi. Kad aš parnešęs ten iš mokyklos kažkokį tai balą, tarkim 7, aš esu laimingas, nes mes įgyvendinom tai, ką mes sutarėm, kad tu turėsi 7 iš tokio ir tokio. Bet aš turiu lūkestį 9, nes tu sugebi, tu gali 9, tai tu turi pasistengti. Ir kas tau trukdo tada? Tada mes kalbam apie trukdymus, socialiniai tinklai, kompiuteriai, tuščiai praleistas laikas. Ir visą tai galima aptarti. Taip, nepavyks visai to išvengti, bet vaikai turi man visada stebuklingą dalyką. Jie nori būti geri suaugusiems. Jie beprotiškai nori būti geri suaugusiems. Ir jeigu suaugę jiems atidūs, nėra jokių problemų su vaikais. Ačiū, Linai. Tiesiog klausau ir po kiekvieno žodžio norisi pasirašyti. Jo, patarimą. Tai dėl šeimos tai tikrai labai sutinku. Ir aš galvoju, turbūt čia didžiausias iššūkis suaugusiems, kaip nusimta savo karūną, kad tu čia, nes aš taip pasakiau, ar ne, ir bus taip. Tai čia yra labai didelis darbas. Ir aš įsivaizduoju, kad mes kaip ekspertai kalbam, bet realybėje tai man ten irgi turbūt dažnai tenka giliai pakvepuoti. Kad, žodžiu, tai ir man, tarp kitko, irgi mes čia tos kaip tyrimus ir susiduriu su tokia situacija, kartais tėvai galvoja, nuo 8 iki 5 ten tas vaikas mokyklai, ten būreliai, tai prašau tvarkykitės, čia jums paketas, o aš jau ten po to kažką. Tai jie labai kažkaip savo neprisima šitų dalykų ir viską mokykla sutvarkys. O dar dėl mokyklos, tai tarkim mes irgi atlikom tyrimą, tai kažkur ar ne 3 iš 4 vaikų, jie sako, mes nuolat jaučiamės pervargę. Mes galim sakyti, mes irgi pervargę, bet tai yra paaugliai dar tik bręstantis, jiems labai didelis ir krūvis. Ir čia toks pavyzdys, pavyzdžiui, pati pagrindinė priežastis, dėl ko jie vartoja psichotropinės medžiagas, taip išsišokanti tarp visų pirma, nes aš jaučiu nerimą, įtampą, noriu pabėgti nuo realybės ir taip toliau. Tai tą reikia atkreipdėmėsi, tiesiog ne juos tenai taip labai kontroliuoti, drausti, bet žiūrėti, kas jiems yra. Ir tiesiog per pozityvą, sakyčiau. Taip. Na kągi, ačiū Jums labai abiems už pokalbį. Ačiū. Šiandien pažvelgėme į vaikų ir paauglių delikventinį elgesį bei priežastis, kodėl jie bėga iš namų iš arčiau. Tikrai labai noriu dar kartelį padėkoti mūsų pašnekovams, kurie tikrai taip aiškiai, sistemingai ir konkrečiai atsakė į mums rūpimus klausimus. Ačiū Jums, kad žiūrėjote ir iki susitikimų kitoje laidoje.